yra reguliuotojai. Manau, reikia. Jo, einam žiūrėt, sakyk labas rytas visiems, hello. Ką, sveiki. Iš Saulėto balio. Diena numeris 4 ar 3, nežinau, nesigaudau jau, neskaičiuoju. Vandens parko. Labas rytas. Taip, pusė mūsų bandos atvažiavo anksčiau, nu kaip anksčiau, mes planavom 9 išvažiuoti, kiti ten biškį miegojo, tai atvažiuos vėliau. Ir šiandien mes atvažiavom į Waterboom vandens parką. Ir mano žaisliukas atėjo žiūrėt, kaip aš maudasiu. Tavo žaisliukas irgi maudysis, ar ne? Tik žiūrės? Ne, tik žiūrės. Tai šitą aukinukai nuspaudė biškį. Jo, nuspaudė biškį pamiegojo. Gerai, einam bilietuotis, žmonių tik tai nemažai renkasi. Gerai, apsibilietavom, bilietai po 500 suaugusiam ir 430 likę augustį įmušė. Gavom apyrankę, kurią pasipildyt galim pinigais ir paskui parke su jo visur atsiskaitinėti, už maistą, gėrimus. Čia dabar tokia eilutė, bet jaučiu airą, einam, nelaukiam. Einam, pažiūrėsim, kas per kaimas. Duok man taško paplokime. Paskui pamatys, reikės grįžti atgal ir taip toliau. Tai nors kažkiek įsidėt gali. Duosiu pinigų, įdėkit man. Gerai, pažiūrim žemėlapį. Kas čia, kaip čia? Nu, nemažas. Pasiemu, stakaną pivą ir šitą. Okei, su lokeriais, kas su lokeriais? Nu, spintelėm to security. Kainuoja 500 000, bet reikia pasipildyti pinigus iš pradžių ir tada eini nusipirki tą spintelę už 500 000. Susidėti daiktus ir dabar einam mes ieškoti gultų. Jo, labai gražus toks zona, visą žalia. Dar tokia manęs parke nebuvom. Tenerifei, ten visokių buvom, Gran Canarijų, Tailande netgi ne taip. Čia eini kaip džiungliam kokiam. Labai gražu. Čekinom į pirmą čiuožyklą, žodžiu, į pitoną 4 žmonėms su padanga. Kokie niuansai dabar yra? Jeigu gneštės GoPro, negalima pagaliuko, negalima su tais vandens batais, žinot, kur būna irgi. Ir vaikam nuo 1,10 m, man atrodo, ūgio tik tai galima. Kitose čiuožyklose visai GoPro negalima, tai žodžiu, kadrai bus ne iš visur, o tik ten, kur galima. Nu, nieko nepadarysi, tokios taisyklės ir jų reikia laikytis. Tamstu nieko nematyti. Tokia va pirma čiuožykla 4 neleido, nes reikia maksimum 40 svorio. Pas mus buvo 60. Geras dalykas, reiks eit pabandyti, jau niekad nebandys. Nu, vandens parką turiu omeny. Šiaip ant magnetės bandėmės kažkada vieną kartą. Labai patiko. O, kai ten salto varo. Nu, wow. Eisiu dabar į tą laisvą kritimą jaučiu. Yra ten viens statesnis, viens netoks status.
Vietnamas. Žodžiu, jo, maudynės maudynėmis, bet pietus pagal grafiką. Pietus pagal grafiką. Nu ką, chebra skanaus. Taigi, vietnamietiškas baulas, Pasario Pataja. Pataja, Tailandas. Tailandas niekur pas Tebūnie mus, Tailandas. niekur nedingsta iš mūsų meniu. Nu, skanaus, ragauk. Nem. Su Žinau, krevetėm. kad skanu. Su krevetėm būtų geriau. Ne. Man. Ne. Taip, mamytė valgo su pagaliukais. Vaikai ten makaroniukus. Skanauja. Citriną pamiršai pasiimti. Nesvarbu, jau norėjau paragauti greičiau. Aštrumėlio trūksta. Gerai, visos Reikia skanaus. čilio paprašyti. Nu čia iš tikrųjų kosmiškai atrodo viskas. Nežinau, tas žodis man kosmiškai strigęs kažkoks, biškai reikia pakeisti turbūt. Bet tai žiūrėkit. Vandenį baras, vienas baseinas, kitas baseinas, žalumos kiek, mes čia, aš žinau, kaifuoju, vien tik nuo žalumos, tas čia eini kaip džiunglėse grinai. Tokios zonas labai gražus padarytas. Čia pavėsinės yra VIP, jeigu norit įsinuomoti, va, pasėdėti su šeima, su draugais. Toks geras vaibas, kad negaliu apsakyti net. Saulytė kepina, plus 38 kažkur šiandien. Ir dabar einam į Lazy River, paplauksim irgi, pažiūrėsim kas tenai. Nes pavalgius reikia biškį dabar atsipalaiduoti. Nu ką, einam relaksuoti. Pietukai pavalgyti. Dabar galima tinginiauti. Pavėsiukas yra, gal ir kokį snaudulį išeis padaryti 10 minučių. Nes pas mus visos naktis tokias bemiegės gaunasi, nuo 2 iki 7 pamiegam. Laukti ir iš karto gaunam dušo tokio. Šalto dušo. Ir čia gaunam tiesiog iš karto. Bet tai pažiūrėkite visi. Ne, biškį saugom. Žodžiu, neina čia reglakso, jokio užgaudyti, čia visi stumdosi, čia toks trafikas kaip ir gatvėje. Kaip ir gatvėje, žodžiu. Va, jeigu matot, palanuoja šiek tiek padangų. Va, padangas be žmonių plaukė. Bežionės, grįža, ant mūsų. O, čia tokia rimtesnė. Tai čia korėjiečiai gali būti ir kiniečiai, čia visokiai gali būti. Visokiai yra. Malaizija, čia belekas gali būti. Ir vis tiek paskutiniai limo, man Kaip vieno vietą čia sukomės. Nu, tai gražinta, daug. Paiplo, aš nesuprantu. Geras gyvenimas. Lapa, ledų pasiėmėm desertui dar. Augustė, ateik čia, negalima ten. Čin. Komandom pasidalinom ir čiošim po 3 su vaikais. Jie su vienu vaiku, dviese, mes mūsų šeimyną irgi 3. Nori? Laikyk Augustė irgi už šniūro ir čia. Na. Excited? Ready? Ready. Ready, always ready. Hey, let's go! Woohoo! Tik nepakeliam. Wow, tamsa! Aš nugarą padėjau! Eina, tam, nieko nematau! Kodėl aš nugarą nenoriu?
užlipom į beveik aukščiausią vietą. Iš čia va, matosi visą zoną beveik čiuožyklų. Tokiam aukštį va mes. Nežinau kiek metrų. Tolimiausia čiuožykla iš čia va tenai va matosi, kur toli dar ant jos nebuvo. Eisim po šitos turbūt. Oro uostas čia va tenai irgi vietoj. Nu ir va taip, va visur gražu į žalę. Džiunglės, palmės, kaip mes mėgstam. Ready? Eisim lenktynių. 3, 2, 1, let's go! O, jie dviese, man atrodo, biškį ten bus lėčiau. O gal ir ne? Esi svorio daugiau bendrai? Naugi. O, jie jau taip žemai. Nu, va tokios čia pavėsinės privačios. Įsinuomot galima. Čia va dar vienas baseinas su tinkliniu. Irgi poilsio zona. Fontanėliai. O mes einam į paskutintą čiuožyklą. Čia dar vaikam yra vaikų zona. Bungee jumpai visokio. Nu, Airė dar užsimanė vietą nučiuožti. Prieš išėjimą, nes jau užsidarnės to greitai. Prisičiaižėt virš valandos, aš su vaikučiais. Su vaikučiais, relaksas. O aš tai dabar jau toks kaip daužtas, vaikštau jau. Taip norėčiau pamiegoti, bet nėra kada. Reikia varyti, lėkti, reikia pramogauti. Čia nepamiegoti, atvažiavom. Taip, kad einam dar į tą bumerangą. One more time. Ir po biškį pakuosimės. Mūsų likusi bandos dalis namuose sėdė, jau rašo žinutės, mes alkanį duokit valgyt. Tai eisim kažką. Čia nupirksim valgyt, vešim namo ir šiandien pavakarosim terasui. Antroj terasui. Tiesa, dar vis taip ir nepadariau apžvalgos mūsų vilos, tai rytoj bus sekančiam video, žodžiu. Žmogelis, kuris įkūrė šitą visą Waterboom vandens parką. 93 metais. Tai čia buvo turbūt biški kitaip atrodė nei dabar. Čia turbūt modernizavo, keitė ir padarė dabar taip. Į ten dabar darbo, kur mes buvom, daro vaikų zoną didesnė biški su didesniem čiuožyklom. Čia va šventykla netgi yra vandens parko teritorijai. Darbuotojai per breiką turbūt ateina. Būtų išventina, kad čia viskas būtų gerai. Pūra gyri amerta Dievui. Va ir medija, žiūrėk, yra. Tenai. Oho. Kažkoks medis šventas. Stato anli. Ok, einam tada mes jau rinktis po biškį daiktus ir judėsim vilos. Nes jau vakarėja, 5. Šiaip dar galim būti iki 6, bet jau dar yra reikalų. Pakuosim tol ir dušą. Jo, kol išeisim, persinsim dušai visokios nesąmonės tos. Viskas mano merginos užmygo. Šiandien biškį dar pasėdėjom, pavakarojom, prisivalgėm to maisto, pilnus. Atsigėrėm po vieną šaltą, aišku. Ir 10 valandų, tai einam biškį anksčiau miegot, kad nors vieną naktį dabar reikia pamiegot bent 7 valandas, nes
Visos naktis miegotos po 4-5 valandas. Nu, tai šiandien atsisveikinau, susitinkam rytoj padarysiu vilos apžvalgėlę. Gal dar kažką įdomesnio, važiuosim dar į vieną paplūdimį. Šiandien tiek. Ačiū, kad buvot. Iki rytojus.